daryti. Nu, tai varom į saulę. Aha, skaitysime Mhm. informaciją ten. Mhm. Varom kartu. Atsiregeneruokime ten kur nors biškį. Pasikelkime energetiką, nes atrodo, taip nemažai tos energijos dabar per šitą įrašą, per šitą praradom. Mhm. Tai atsistatykime, atsiregeneruokim. Visus savo kūnus, tos emocinius atregeneruokim ir atstatykim į balansą. Ir tada pabandykim prisijungti prie tos informacijos, kur aš ėjau miegoti šeštadienį pietų. Ir prabudusi pamačiau ant savo baltos sienos prie lovos nupiešta didelė saulė. Ji buvo geltona, su geltonais spinduliukais, daug mažų spinduliukų buvo. Aš dar taip žiūrėjau, taip geriausi, galvojau, oho, kaip fainiai. Ir paskui pamiršau, ir paskui vėl kažkaip prisiminiau ir vien dėl to, kad tai buvo saulė, man buvo tas, juk saulė, čia kažkas jau man, kažkokia žinutė. Aš kažkaip jau prieš tai mačiau kažkokie tai veidrodukai. Toks kaip štampas, nu, kaip signalas kažkoks tai iš saulės. Kažkoks veidrodinis, kažkas tokio. Ant sienos Kaip įdomu. kažkaip atspindys veidrodis, kažkodėl girdžiu veidrodis, nes tu turi, man atrodo, tą įrankį veidrodį, ne? Turiu. Kažkokį portalą. Taip. Man dabar rodo, žinok, dabar vat tą veidrodis kažkaip man eina žinia, ką mes turėtumėm įeiti tą veidrodžio portalą, kažkas tokio. Gerai, dabar tiesiog pasitikrinam, ar tai nėra kažkokia holograma ar filtras ar kažkas tokio. Ar tai yra tikra, 3, 2, 1, ar yra saugu eiti? Saugu, aišku, taigi čia tavo įrankis. Žinau, aš tiesiog taip double check. Gerai, tai keliaujam tada. Jo, aš matau, žinai, tu išsididini tą vat veidrodį didelį tokį padarai, nes jisai kaip tu laikėjai kaip ant rankos, žinai, tokį kaip būn veidrodukas. Bet tu matai, jį gali susimažinti iki mažyčio arba išsididinti iki pačio didžiausio, žinai. Tai tu padarai tokį labai didelį tą veidrodžio, tą portalą. Ir mes įeinam. Tu kažkokius žodžius dar pasakai, kad jis atsidarytų. Ar tai Tu yra šviesos kalba? įėjai ir žinok, kažkokią šviesos kalbą tu įėjai, bet aš kažkaip stringu ten. Tai aš tada tau turiu pagelbėti kažkaip. Jo, aš matau, tu ranką duodi ir tu tempi mane į vidų, žinai. Gal aš sunkesnė, aš nežinau, kas čia yra. Ir dabar toks kaip šviesus tunelis, žinok, kažkokį tuneliuką mes skriejam. Gerai, skriskim iki galo, iki to tikslo. Kažkokia kita Saulės planeta. Gerai. Ir man rodo, žinai, tas veidrodis iš tikrųjų turi daug įėjimų. Daug įėjimų, žinok, tuneliukų visokiausių šviesos tų kelių. Aš jau taip ir supratau, ten grynai yra portalai, keliai, labai daug skirtingų, jau daug skirtingų saulių, daug skirtingų kelių. Čia aš nežinau, išraižytas zigzagais visokiais, žinai, ne labirintais išdėstyta, ne, tokie kaip zigzagiukai. Ir jisai, supranti, tas kelias, ne, kai matau daug kelių ir apačioj tiesiog yra tuščia ertmė. Tu daugiau nematai, supranti, kas apačioj. Tu nematai, kas viršuj, bet tu eini tais tuneliukais. Į savo tikslą kažkokį, tai nežinau. Nu, tai pažiūrim, kas yra dabar tikslas, dabar kita saulė, koks tai tikslas, kodėl? 3, 2, 1. Tave kviečiasi. Sako, ateik, tu jau pasiruošusi.
kviečiasi ten. Matau kažkokius šviesius paukščiai tokie balti. Ar tai būtybės yra, ar tai gyvūnai? Ar tai yra protingos būtybės, kaip mes? Kažkaip nesąmoningai pasakiau. Protingos būtybės. Aha, Sorry. trūksta žodžių šiandien. Ne, čia yra paukščiai, jos būtybės Mhm. yra, jos galbūt kažkaip prižiūrėtojai, kažkaip nes jie sklando aplinkui, žinai, tą Mhm. Saulės planetą. Bet jinai ne ta, kur aš dažnai eidavau, bet kažkokia kitokia, jinai tokia daug šviesesnė ir tokia labai žėrinti, žinai, labai smarkiai tokia ryški spalva. Ir ten labai daug, supranti, ten tą planetą, kur prieš tai mačiau, jin tokia daugiau į gelsvumą, į oranžinumą, žinai. Mhm. Ten ir tuos saulės tos liūtus matydavau. O ten grynai tokia šviesi ir jinai tokia žėrinti kaip deimantas ir paukščiai tokie balti, skraidantis. Na ir Jie ką čia? panašūs į balandžius, žinau, bet jie čia kažkokie yra pranašai, žinučių. Jie kaip ir prižiūri tą planetą ir tuo pačiu Perduoda. perduoda žinias kažkokias tai. Tai kokią žinią man dabar turi jie perduoti, ar jie turi man kažką dabar perduoti? Tau paduoda kažkokį kaip laišką, toks laiškas tu turi laikai rankose. Tokį kaip su sidabriniu štampu, žinok. Tu išsitrauki tą laišką, tas laiškas, žinai, kaip tu skaitai ir raidės atsiranda, bet jos išnyksta, supranti, bet jos užrašytos sidabriniai, ne auksiniai kažkodėl. Mhm. Sidabro raidė matau ir tu skaitai, čia yra, žinok, šviesos kalba, tu tai permeti akim. Žinok, nežinau, ką tu ten skaitai. O ar yra saugu, kad aš dabar leisčiau tau prisijungti prie tos informacijos, nuskaityti ir kaip ištransliuoti? Kaip ir saugu. Taip, Jeigu tada aš mane čia duodu. leido įeiti, tai čia manau, kad saugu. Na, jeigu mano pasąmonė, mano avataras dabar tą nori, tada tu ištransliuok tą žinutę, kadangi ne aš esu panirusi visu. Aš tą matau, žinok, su baltom pirštinėm, tokia laikanti, baltos pirštinės tokias iki rankų, žinai, iki alkūnų. Veidas toks, net neįmanoma įžvelgti tavo bruožų, nes tiesiog visas toks, spindi, švyti. Tu man duodi laišką, kad kažkaip galėčiau perduoti. Tai kas per žinutė yra tame laiške? 3, 2, 1, jos esmė. Sako, matai ten laiptelį, rodo į saulę, kažkaip matai ten laiptelį, tuose laipteliuose tu turi užlipti. Ten dar bus vienas veidrodis, praeisi tą veidrodį. Ir ten bus kažkoks dar vienas praėjimas. Tai keliaujam tada, ar ne? Gerai. Lipam tais laipteliais iki to sekančio veidrodžio, tada 3, 2, 1. Gal čia kaip kvietimas į pačią tą Saulės planetą, aš nežinau, čia kažkaip kaip tie laipteliai, jie tokie yra ta, kaip šiurpuliai, kokios aukštos vibracijos ir yra ta planeta ir kažkaip mes, čia taip kaip gal perinamasis vadinamas, žinok. Aš taip irgi pagalvojau. Toks kaip pakvietimas į patį vidų. Tai tada einam. O Jėzau, tie laipteliai marmuriniai, tokie švytintis, tu žinok, lipi ant kiekvieno to laiptelio ir taip pakrauna tave vibracijos, tiesiog viskas per kojas eina, žinok. Kažkokie, žinok, dar sluoksniai, kažkas nukrenta nuo mūsų. Labai gerai. Kažkaip sunkus sluoksniai. Tai mes po tokios hipnozės dar prieš tai. Jo. Kiekvienas laiptelis lengvina tavo kūną. Kuo tu aukščiau lipi, tuo tu lengvesnis tampi.
Gerai, tai lipam. Negreitinam nieko, lipam taip, kaip priklauso. Ne, negreitinam jo, nes tie laipteliai, žinai, kaip jie, tokie kaip sukti tokie laipteliai. Mhm. Tokia kaip spirale, tu lipi, 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 Aha, lipi ir žinai, supratau. su kiekvienu tuo lipimu tu taip lengvai, Pakilai. žinai. Kažkaip sako, čia toks kaip ir savotiškas prasivalymas. Tai taip, jeigu mes jau pereinam į tą kitą erdvę, ar ne, jau į tą tikrąją, tai mes kaip ir turim išlengvėti, Jo, bet pasikelti žinai, savo dar kaip aš energijas. lipiu, jo, kaip mes lipam, mes kažkaip dar paliekam savo pėdas ir tos pėdos, žinai, tokias, kažkaip sako, tai yra jūsų tankis, jūsų, sunkios, žinai, ir po to tas kažkaip tos pėdos, nes tie laiptai, žinok, jie prieš tai buvo murmuriniai, tokie kieti, žinai, bet jie gražūs tokie, spindintys ir kai tu lipi vis aukščiau, jie darosi tokie plazminiai, supranti? Geras, aha, supratau. Nes Fainiai, tu kaip. kažkokius sluoksnius turi pereiti, kad įeiti į tą Saulės planetą. Ir aš Mhm. manau, žinok, mes jau prie jos esam viršuj. Ir flamingai, kaip iš sapno tie, bet tokie kaip balti paukščiai irgi. Labai daug baltos spalvos. Mhm. Čia kaip sargybininkai kažkaip ištempia tą portalą, jie žinok. Nes jis tamprus ganėtinai. Ir Gerai. mes einam į vidų. Ten kaip rojus, žinok, gražu. Gėlių daug. Kokios spalvos? Baltos rožės, tokios kaip baltos rožės, jos spindinčios, tokios kaip stiklinės netgi. Ne tai, kad stiklinės, bet tokios kaip, žinai, būtų ledo tipo tokios. Mhm. Bet tai kaip sakau, saulė ir čia taip kaip, bet jos tokios, supranti, čia tokia rūšis, jinai kažkaip išsilydo ir vėl susilipdo, žinok, čia kažkokia regeneracija, nežinau, kas čia vyks. Mhm. Ar prie mūsų ateina kas nors? Kokios būtybės? Ar kas nors pasitinka? Aš dabar žvalgaus aplinkui, aš noriu pajusti tos planetos energetiką kol kas. Ateina kažkokias vėlgi būtybės, žinok, matau dabar. Bet jos panašios į panteras, tokios šviesios. Žinai, kaip balto kailio panteros. Mhm. Geras. Jos pasitinka mus. Ir yra toks keliukas, čia kažkokias kaip irgi prižiūri tą pačią planetą. Nepiktybinės, jos labai tokios mielos, žinai, tokios kaip katinukai, žinai, tu taip glostai jas. Tu atpažįsti, jos atpažįsta tave. Aš jau ten esu buvusi, ar ne? Esi buvus ir ten rodo tokį kelią, žinai. Tai supranti, yra kelias toksai ir ten iš šonų tos gėlės, tos, kurios išsilydo, vėl susiformuoja, išsilydo, vėl susiformuoja, žinai, atsiregeneruoja kažkaip jos taip labai gražiai, labai labai gražus, žinok, vaizdas. Mhm. Kur Koks mes kaip keliaujame? kelias, toks kelias, žinok, ir po to rodo kažkokia tai būtybė, jinai viršuj, bet tu tos būtybės formos aš, pavyzdžiui, negaliu įžvelgti, jinai tokia kaip saulė pati, žinai, saulės esencija, Mhm. tokia kaip tu bandai žiūrėti ir tu nematai bruožų, tiesiog ant tiek spindi, žaižaruoja ir, žinai, sako, aš, sako, kažkaip kažkaip paruošė saulės vaikus. Čia kažkokia tokia būtybė labai, kuri kaip ir prižiūri kažkaip atsakinga už saulės vaikus. Saulės vaikai čia kaip mama kažkokia būtų, nežinau, kas čia.
Mhm. Neįsivaizduoju, žinok, čia yra viskas viename. Kaip absoliutas, žinai. Bet ar ji yra kaip šaltinis, kaip gimdytoja šitų saulės Taip, vaikų? taip, 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 žinok. Man taip ir eina atsakymas. Oho, už tai ir balta spalva. Mhm. O geras. Ir Sako, aš absoliuto kaip gimina, nu kaip čia dabar taip fiziškai įvardinus, kaip sesę, nu nežinau, kaip čia pasakyti. jo, aš irgi bandau dabar parinkti žodį ir atrodo suvokiu, bet ir nerandu, gal ateis Kaip kaip atitikmuo absoliuto kita, gal absoliuto, versija. gal kito absoliuto versija, kita kažkokia tai jo dalis. Mes visi esame absoliuto dalis. Geras, bet mes irgi kaip esame, turime daug tų dalelių, ar ne, ten ir visose paralelėse, ir visose skirtingose būtyse, tai čia irgi kaip gaunas irgi absoliutos skirtingos būtys, Kažkas to. skirtingose pavidaluose kažkaip tais. Geras, tai Mhm. fainiai. O tai dabar kokiu tikslu tada, ar ji čia mane pasikvietė pati? Taip, jinai pasikvietė. Nes aš ne veltui ir pamačiau ant sienos tą kaip ir portalą, ar ne? Mhm. Nes jis toks didelis buvo per visą sieną. Kviečia tave kažkaip, nori, kad tu pažintumei, kažkaip, sako, tave yra labai daug beribių žinių, kažkaip tu ne visas jas atrakinus esi. Tai žinok, man toks jausmas, kad aš irgi esu buvus, nors aš nesu saulės vaikas, bet kad kažkaip man teko toj sieloj pabūti, nes man taip viskas artima. Ir ta būtis tokia, kai aš turėjau irgi reinkarnuotis, man taip, aš esu buvus čia. Geras. Kažkaip jinai atgeneruoja kažkaip sielą ir po to kažkaip su absoliutu matau kažkokios tai jungtys yra, žinok, kažkokia vibracija susilieja, po to tos sielos pereina, kažkaip vėl apdoroja absoliutas ir absoliutas įspjauna. Kažkaip jie kartu dirba. O tai dabar, tai gerai, mes abi atėjome čia, ar ne, ir ne veltui abi atėjome, nes tu irgi ten esi buvusi. Mhm. Tai ar mes dabar atėjome kaip atsiregeneruoti, ar atrakinti tą išmintį, žinias, kurių esame neatrakinusios? Ir atsiregeneruoti ir atrakinti žinias. Atrakinti žinias. Tai tada padarykime viską, ką reikia padaryti. Matai, aš kažkaip tais atsimenu tokį epizodą, kad aš buvau ir man čia viskas taip artima, žinai, kad mano siela, supranti, kaip buvo čia atėjusi, žinai. Ir kažkaip tavo dalis susijungia ir kažkaip ta saulė, tą sielos dalį kažkaip atregeneruoja ir po to persiunčia, nors ir absoliutas generuoja, ne, kažkaip jie bendrom jėgom, kažkaip per vibracijų dažnius kažkaip pasirenka gal tas sielas, irgi nežinau. E, Kaip suprast pasirenka? ne tai, ką pasirenka, bet ne visos sielos ateina kažkaip, ne visos sielos ateina kažkaip į tas planetas. O kodėl? Nes yra blokai, amnezijos irgi labai kažkokios O, tai. o turėtų visos ateiti?
Ta prasme, jos visos turi tą galimybę ateiti, taip? Turi visos galimybę, taip čia nėra vien tiktai, žinai, kad saulės vaikai. Nors Aha. jinai kažkaip išgeneruoja tuos saulės vaikus, iš tikrųjų taip, bet kiekviena siela turi galimybę ateiti. O mes galime dabar taip fiziškai, ar ne, dabar atsiregeneruoti, čia nėra, kad tik po mirties, ar ne, kažkaip, kad pereini. Galima ir fiziškai, nes žinok, aš dabar matau, Nes jeigu mes dabar atėjome, tai mes gyvos. mes gyvos taip ir supranti, aš dabar jaučiu, kaip tos saulės esencija kažkaip tirpdo kažką, ar tai amnezija kažkokia nuo mūsų, žinok, jinai tenais nuima kažkas tokio, kad sako, jūs turit prisiminti, kas jūs tokie, žinai, ir kaip veikia kažkaip tos planetų sistemos ir kaip viskas yra surišta ir kaip yra viskas viena, žinai. Vat aš labiausiai Viskas to yra ir noriu. Aš noriu, kad atsirakintų tas, kad ištirptų ta amnezija. Iš tikrųjų, geras, žinok, aš dabar galvoju, ar aš nebuvau išreiškusi tos intencijos. Hmm. Tai manau, kad čia mes visi esam išreiškę tą intenciją, kad ta Aš, amnezija dingtų. aha, bet aš taip labai labai sąmoningai, man atrodo, prieš tai saulutei pasirodant, buvau, man atrodo, ar ne tų dienų, žinok, bėgyje kažkaip labai, aš apie tą intensyviai pagalvojau, kad aš noriu prisiminti. Aš žinau, kad yra kas nenori, nes yra daug skausmo, daug ir blogų tų patirčių ir prisiminti viską gali ir išprotėti. Bet aš va Mhm. taip, aš dabar prisiminiau, žinok, man dabar atėjo ta mintis, kad aš tą intenciją išreiškiau, kad aš noriu prisiminti, nepaisant visko, kas buvo. Matai? Oi, žinok, dabar kaip aš matau, kažkokie sluoksniai tau man nuėjo ir žinok, toks platus mūsų, žinai, karūnos čakra. Mhm. Jinai tokia nutvieskė, tokia tų spalvų, ta prasme, aš šviesią matau, bet jinai tokia plati pasidarė, žinok. Ir kažkokia tai, ir iš viršaus dar kažkokia tai kažkoks pliūpsnis, bet sako, kažkaip eina toks atsakymas, kad po truputėlį, nes jeigu vienu metu labai daug, tiesiog mūsų, protas tiesiog netaikys, nes ar nesugebės išgeneruoti, nes mūsų protas vis dėlto yra ribotas, negalėsim tos informacijos suvokti. Tai Gerai, dėl vis to tiek tada kažkaip, prašom maksimumo, nes mes jau vis tiek, mūsų tie žemiški metai nėra ilgi, nėra čia, mes neturime tiek daug laiko, norisi maksimumą iš tikrųjų, kai jau prieiname, tai maksimumą ir paimti. žinau, kažkoks tai saulės šviesos iš viršaus pačio eina dabar. Kažkoksai atsivėrė kažkoks tai kanalas, matau. Ir iš viršaus į apačią. Ir visas kūno, per visas ląsteles, žinok, meridianus. Kažkoks išsigryninimas eina. Ir kažkokia informacija, žinok, sako, su laiku jūs vis naujos žinios atsivers. Žinai, man kažkaip atrodo, mes kaip, žinai, kaip būna tos matrioškos ir išeina iš tų sluoksnių. Aha. Tai vat nuo mūsų kažkas tokio nukrenta, žinok. Kažkokia sunki, kažkoks sunkis tankis, kažkoks krenta. Kažkokie Labai gerai. sluoksniai nusiima tiesiog ir tokia, kaip žinai, lieki grynas susijungimas, kažkaip man tokia, žinai, kad sako, dauguma ateina, tarkim, į absoliutą, ne ten atsiregeneruoti. Kas čia per gerklę eina? Mhm. Atsiregeneruoti, kai svarbu žinia, žinai, visą laiką per gerklę eina. Mhm. Bet jie neateina visiškai lengvi. Ir kažkaip nėra to tikslaus susijungimo kažkaip. To pilno susiliejimo, tu turi visiškai pilnai susilieti į tą Mhm. būtį, pajusti tą visą lengvumą ir išsiplėsti
Ir tai tada tik vadinasi yra tas pilnasis susijungimas. O tai dabar pas mus yra dabar šitas pilnas susijungimas, aš kaip suprantu. Jo, pilnas susijungimas. Jėga. Visiškas pilnas susijungimas. Nu, kaip faina. Mm. Gerai, tai tenais būnam tiek, kiek reikia, Jo. pilnai susijungiam, pilnai priimam, pilnai integruojam. Mhm. Tai dabar, žinok, pamačiau daugiau būtybių, saulės vaikų. Ir ką jie ten veikia? Aš kažkaip matau Irgi tas... susijungia? Irgi taip kaip ir mes tokiu tikslu? Ne, jie jau ten, toj pačioj sistemai saulės. Ir kažkaip, kai mes susijungiam, aš pradėjau matyti daugiau vaizdų, kas ten vyksta. Ir kažkaip labai įdomiai tos gėlės, ten kaip mačiau panašios į rožės, nu aš taip galiu jas įvardinti, jos panašios, kurios ištirpsta, vėl atsiranda. Mhm. Kad čia yra energijos ir kažkaip tos būtybės vieni kažkaip kitus pakrauna, kažkaip žinok, vieni kitiems duoda, kuria, žinok, kažkaip tą civilizaciją, tą planetą pačią kažkaip irgi ekspendina, platina ją, žinai, kažkaip jinai plečiasi, ta planeta auga, žinok, eina, evoliucionuojasi, eina vėl į aukštesnius lygius. Kokia ten dimensija? 105. Nebegaliu pasakyti žodžiais. Aš niekada nesu buvus tokia aukštoj dimensijoj. 100. Nu, aš nesu buvus tokioj aukštoj dimensijoj. Oi. Skaičiai pasimiršo. Nu, granai. Gerai. Gerai apsižiūrim tada dabar, kadangi mes tam dabar jau ir išlengvėjom ir amnezijas visas nusiėmėm, daug sluoksnių nukrito, kaip ir sakai, pradėjai matyti iš karto aiškiau, kas ten vyksta, tai patyrinėkim, apžiūrėkim. Aš žinok, jaučiuos kaip namuose čia. Toks fainas jausmas, taip geras, žinok. Nu, vat. Aš nenoriu grįžti į žemę, aš nenoriu net, žinok, kažkaip net eiti į apačią. Net nenoriu, žinok. Taip Tai gera. labai gerai, žiūrėk, mes per tavo gimtadienį dar atėjom į tokią vietą. Va, grinai. Nu. Man paduoda gėlę tą irgi. Kad kažkaip susilietumėm, kažkaip ten tos gėlės, kiekviena ta gėlė turi sielą kažkaip. Savo, žinai. Nu, kaip čia įvardinus. Viskas energija iš tikrųjų. Ir tau paduoda. Ačiū, labai dėkoju. Jūs tokios permatomos, žinok. Ir kvepia tokia gaiva. Grinai tokia gaiva, žinai. Nėra kaip, pavyzdžiui, tu įkvepi ir tu užuodi rožės kvapą, ne. Tu įkvepi ir ten tu tiesiog, tavo visi plaučiai tiesiog išsiplečia nuo tos gaivos. Žinai, kaip būtų palijęs lietutis, bet dar kitaip, žinai, taip. Tokia gaiva tiesiog, atsigaivinimai. O aš tokių gėlių norėčiau dabar namuose. Man toksai vat klausimas kyla, kaip tą informaciją, va dabar, kurią mes taip, tą amneziją, kurią panaikinom, tas žinias dabar išmintę, kurią integravom, ane, kur sakė, kad turime daugiau atrakinti, kaip tą padaryti, va 3D dabar toj žemėj, va grįžus, mes grįžime dabar iš po tos hipnozės, kaip tą padaryti?
Ar čia Man nieko nereikia žinok, man daryti? rodo, kažkaip ateis atsakymai savaime patys. Tiesiog gausi, žinok, kažkokių tai vat tau net nereikės eiti į hipnozes, kad gauti kažkokią informaciją. Tiesiog tu, būnant su tavim, tiesiog atsivers labai daug tokių, ar tavo vizijos gali pasidaryt, tarkim, stipresnės kažkokios tai, nes tu vat linkus matyti vizijas. Ir man, žinok, kažkodėl rodo rašymas. Va, rašykit, žinai. Aš pradėjau rašyti prieš kelias dienas dienoraštį, Eik žinok. tu. Aha. Nes aš, Dienoraštį. man labai patinka rašyti, man reikia rašyti. Aš jaučiu, kad man reikia rašyti, bet aš jau kažkaip aš seniau labai mėgdavau rašyti, ant popieriaus, ar ne, dabar kažkaip vis keičiasi tos mintis labai greitos, tai aš pradėjau tiesiog elektroninį dienoraštį rašyti. Mhm. Nes O aš jaučiu, kad pavyzdžiui, man reikia, man kažkaip mane tas kažkuom pripildo, mane atpalaiduoja kažkaip kūryba, gera. žinok, kūryba. O pavyzdžiui, esi bandžius tą automatinį rašymą? Tai čia aš Automatinį. automatiškai ir rašau, tiesiog kas tuo metu yra, nefiltruoju, Negalvoji, tiesiog nekuriu rašai, ką istorijos, girdi. tiesiog rašau, ką aš noriu, bet tuo metu, ką aš jaučiu. Tai Visiškai čia ir neplanuoju. yra tos švariausios tavo žinios per va šitokį rašymą. Man rodo, grynai rodo, žinai, knygutę tokią, kažkokia tai vat kaip rašiklis toks labai gražus, žinai, ten deimantinis ir rodo rašykit, žinai. Nes per rašymą irgi labai daug kūrybos, pavyzdžiui, pas kitus per meną, net per piešinius, kitiems per rašymą. Man irgi, žinok, labai patinka rašymas. Labai labai patinka. Ir aš jau buvau kažkada, irgi bandžiau rašyti automatinį rašymą. Tai vat, ir žinok, kai tu vat esi toj būsenoj ramybės ir tu Pasijungimas rašai yra. ir tai pasijungimas tas su to universal, to ta visata ir žinok, tada per tai tu perteiki pačias švariausias žinias Mhm. per rašymą. Bet geriausia būtų ranka, ne kompiuterinis. Mhm. Aišku, tu daryk kaip tu nori, bet čia taip. Jo, Tokia aš suprantu. Mhm. Geras, matai, va, kaip aš sakau, net pradėjau prieš kelias dienas rašyti. Va, matai. Rašyk, Saulė, rašyk. Gal Mhm. knygą parašysi, žinok. Matau tokią tavo viziją knygą. Žinok, aš esu galvojusi, bet kažkaip aš tokia labai esu idėjinė, bet praktiškai nepadarau iki galo, nes labai daug idėjų, vis kažkaip nesusikoncentruoju, pradedu kažką daryti ir kitas dalykas pagauna mano dėmesį, mano Čia fokusą, vėl specialiai įdomu, vėl įdomu. padaryta. Čia specialiai tai padaryta, kad nukreiptum dėmesį, kažkaip tu turėtum sufokusuot, nes man rodo, žinok, man, sakau, rodo tokį vat, viziją, kad tavo knyga kažkur tais pardavimai, žinok. Tiesiog. O tu matai daugiau apie ką ta knyga, pavyzdžiui, yra, kad taip nukreipti, tarkim, dabar mane, jeigu aš dabar taip įsikvėpčiau, kokia tai tema yra, ar tai yra susijęs su vaikais, ar tai yra susijęs su santykiais, su psichologija, ar tai yra kažkokia romanas, kažkoks kūrinys, toksai. Kokio tai pobūdžio yra? Man kažkaip daugiau eina kažkas susijęs santykiai, energijos, kažkaip vaikai, vat tokios temos. Iš tikrųjų, bet kokią tau temą tiktų parašyti, bet kažkaip labiausiai kažkas iš tokia knyga, kuri gali pakeisti gyvenimus, kitų žmonių įkvėpimas, žinai, kažkaip santykiai, energijos, vaikai, kažkas tokio. Geras, žinok, aš esu ne kartą pagalvojus, kad aš turėčiau ką parašyti, man tik reikia to, kažkaip yra daug ar ne tų dalykų, kaip reikia sužinoti, kaip tai reikia daryti, tų pažinčių ar kažkaip, ta prasme, kaip tas visas kelias atrodo ir panašiai, čia jau reikia įdėti darbo.
Mhm. Tai gal aš tada Žinok, galiu prie didelių norų atsiras, mes galim atidaryt kelius tau, kad Mhm. ateitų tinkami žmonės, Atidarykim kad kelius, nukreiptų. aha, Mhm. kad aš, kad būtų man atitinkami žmonės, kurie va taip, gal ne tai, kad paskatintų, bet pasakytų, aha, bet tai vat girdėjau, va čia gali su tuom dirbti, arba čia vat reikalinga, ieškom tokių žmonių, kas galėtų apie tai rašyti, ar kažkad, kad būtų už ko užsikabinti, žinai. Mhm. Mhm. Nes aš jaučiu, aš iš savęs irgi jaučiu, kad aš tą galėčiau padaryti. Jo, atidarau kelius, nušviečiu, kad ateitų pas tave tinkami žmonės, kad nukreiptų. Mhm. Ir žinai, paskui man dar rodo, kad tas knygų kūrimas su dirbtiniu intelektu nėra gerai, nes dabar žmonės irgi visokias programėles turi, žinai, kad, Aš yra kažkokia mačiau. tema ir tipo ten sukuriat, čia jau nebus, žinai, Mhm. nebesijungs energijos, supranti, kažkaip turi būti išlaikyti tą, kad būtų pačio žmogaus kūryba, o ne kažkoks technologinis, žinai, įsikišimas. Mhm. Labai gerai, kad atsakei į tą klausimą, nes dabar labai daug yra tų kūrybinių su AI, tai tarsi labai Mhm. stipriai palengvina, tau viską ten ir klaidas ištaiso ir sugeneruoja ir piešinius, ir tu tik savo idėją duodi, o jie padaro gryną tą produktą, žinai. Mhm. Tai yra labai didelis palengvinimas, bet labai gerai, kad va dabar įgarsinai, kad tai nėra tai, į ką turėčiau orientuotis. Ne, nes kažkaip energetiškai tu tiesiog paimk žmogaus kūrybą ir paimk kažkokią AI, tu kažkaip, nors supranti dabar žmogaus vizualizacija, ne, irgi kai skaito knygą, jis vizualizuoja, čia irgi labai daug irgi nuo to priklauso, bet tikro žmogaus, pavyzdžiui, kad ir daryta kava, ne, to, tarkim, mašinos ir pačio žmogaus. Mhm. Tai man pačio žmogaus yra skanesnė negu ten daryta, žinai, iš aparatuką kokią nors. Mhm. Tai tas pats ir su kūryba, kažkaip ta kūryba AI darosi tokia tuščia, žinai. Aš supratau. O taip grįžtant prie to rašymo, kur mums sako rašykit, rašykit, tai aš čia suprantu, čia ir yra tas, kad mes atsipalaiduojam, susijungiam su tuo srautu, ar ne, ir mums pradeda eiti ta informacija, kuri vat atsirakina, nes aš sakiau, kaip tą Būtent. išmintį priimti, tai mums atsirakintų per tą rašymą jį, ar ne? Taip, 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 taip. Vau, čia netgi man rezonuoja, nes man irgi rašyt patinka. Labai. Kerštas, fainiai. Mhm, mhm, Na, man taip reikia, žinai, į tą informaciją taip glaustai ir aiškiai. mhm. Aha, gerai, fainiai. Gerai, ką Tai mes yra, ten tai yra darom? menas, žinok, kūryba, Mhm. rašymas irgi yra menas. Man viena mokytoja mokykloje yra pasakiusi kažkaip, jai labai patiko mano raštas ir ji pasako, vat netgi sako, čia, sako, irgi yra talentas, sako, čia yra tavo talentas, Giedrė, rašyti šitaip, kaip tu rašai, sako, čia yra talentas. Va, matai. Aš tą kažkaip man įstrigo, nes aš kažkaip negalvojau, kad aš ten kažkaip ypatingai gražiai rašau. Jo, nes žinok, aš čia irgi mačiau, tiktoke čia programėlėj, dabar biškį prisiminiau, kad tokia moteris rašė ant smėlio, žinai, Mhm. vardus. Ten žmogus pakomentuoja vardą ir jinai užrašo ant smėlio. Ir tiek daug žmonių tiesiog jie kaifavo, žiūrėdami, kaip jinai rašo, ant tiek gražus raštas. Ir tu taip energetiškai tiesiog jau žiūrėdams į tą jos rašybą, tiesiog kaifuoji, pasikrauni. Supranti? Geras, kaip Tą fainai, patį bet čia raštą. ir visa ta kaligrafija, kuri yra irgi labai gražu, ar ne, kaip gražu yra iš Mhm. tikrųjų. Jo, o dabar iš tikrųjų, O dabar va, kaip aš ir pati pasiėmiau telefoną greičiau. aš irgi taip darau, bet iš tikrųjų reikėtų su ranka, nes čia irgi ruošiamos naujos programinės, nes ateity bus taip, kad vaikai nebemokės rašyti. Bus viskas per kompą spausdinta. Mhm.
Mes Ir labiau ir žinok, nėra gerai. stimuliuojam viską, ar ne, kai mes laikome tą parkerį, tą riešą, judinam daugiau viskas, labiau viską stimuliuojam smegenyse, turbūt daugiau Taip, ir procesų smegenis vyksta. stimuliuojas. Jo. Ir kūryba daugiau atsiveria, kai tu rašai ranka. Supranti? O dabar Mhm. noriu padaryt, uždaryt visas kūrybas, kad tiktais per kompą būtų viskas rašoma. Jo, Jau jo. nebe tas. Mhm. Supratau. Aišku, tu gali rašyt ir po to per kompą spausdint, bet čia, žinai, irgi dvigubas darbas, bet vis tiek, kai tu Mhm. rašai, tą parkelį pasiėmęs turi, tau netgi pati kūryba atsidaro smarkiau, plačiau. Mhm. Nu jo. Gerai. Grįžtam prie tos planetos dar, ar kažką mes dar ten turime padaryti, nuveikti, ar kažkokią dar informaciją priimti, gal dar kažką norim mum perduoti, ar tas tikslas jau yra pasiektas, ką mes atėjom ir padarėme. Šiuo metu lyg ir jau kaip ir daugiau nebenuskaitau žinučių. Mhm. Ar šita saulutė, kur aš ant sienos pamačiau, tai buvo kaip kvietimas, ar ne, Mhm. ateiti iš tos Taip. planetos, tos būtybės, tos saulės? Mhm. Taip. Tau norėjo Apie- perduot žinią, kad tu rašytum. Greičiausiai nusimtumėm sluoksnius, prisimintumėm, kas mes esam. Nu, kas tu esi, aišku, čia per tave, bet, nu jo, Mhm. čia ir buvo kvietimas. Geras, kaip fainiai. Susivaikščiojo visos intencijos, kaip ir sakiau, noriu tos amnezijos nusimti, dienoraštį pradėjau rašyti. Geras, kaip viskas susideda, fainiai. Šaunuolė. Gerai, nu fainiai. Kadangi mes tokiai fainai vietoje esame, aš norėčiau tave ir su gimtadieniu pasveikinti ir padovanoti kokią dovanėlę, kokią mano pasąmonė dabar gali sukurti. 3, 2, 1. Tu man irgi duodi veidrodį, žinok, kad galėčiau ateiti. Kad galėtum čia ateiti? Kopiją padarei, aha, kopiją. Geras, kaip fainiai. Jo, sakai, tu gali visą laiką čia ateiti į šią vietą, nes čia yra labai, labai, man labai žiauriai faina. Nu, negalim sakyti tą žiauriai žodį, bet labai geras. Mhm. O čia dabar tas veidrodukas, tas portaliukas yra konkrečiai į tą vietą, ar tu gali, ar jis yra identiškas tam, kurį aš turiu? Ne, čia į tą vietą. Aha. Aš daugiau ir nenoriu, aš džiaugiuosi. Aha. Aš labai džiaugiuosi tą dovaną. Tai sveikinu tada tave labai labai. Ačiū. Gerai, tai tada mes esam pasiruošusios grįžti, turbūt, ar ne? Mhm. Nes jau ir hipnozė gana ilga. Grįžtam tada, ar ne? Tada atsisveikinam su visom tom būtybėm. Už visas dovanas padėkojam, už viską, ką dėl mūsų padarė. Čia jau wow yra. Už tą kvietimą, kurį aš pamačiau. Dėkoju tau, kad tu taip viską ištransliuoji visada. Ir man labai smagu, kad mes kartu atėjome į tą vietą. Labai. Ačiū, kad pasikvietei į tą planetą. Aš manau, kad čia jau buvo, kaip sakant, pasąmonės jau suplanavo viską, nes tu mane tą pačią dieną pakvietei į hipnozę, aš tą pačią dieną pamačiau. Va. Nes aš dar Susiję. pagalvojau, tu man parašei ir aš dar pagalvojau, kad ką čia reikės pasižiūrėti, kad kažkaip ir nežinau ir sužinojau. Va, matai. Jo. Super. Labai gerai. Nu, tai tada grįžtam. Aš kaip suprantu, jau esame ir pasikrovusios, ir išsivalysios, ir atsiregeneravusios. Mhm. Atsisveikinam tada. Grįžtam per tą patį saugų portalą tada. Sveikinam su Jo. būtybėm, su kuriam bendravom, kurios mus pasitiko.
Tos panteros man žiauriai, va, vėl žiauriai sakau, labai gražios. Man panteros labai patinka, žinok. Labai. Baltos tokios, baltos, Mhm. kaip kačiukai glaustos, žinok. Tai gal su mumis norėtų. Norėtų. Norėtų, nu tai tegul keliauja, aš tai nieko prieš. Turėtų. Neturėtų draugauti, gal kažkaip sakyti, taip. Mhm. Su mielu noru eitų, bet jos kažkaip turi pasilikti, žiūrėti tą, saugoti Tai mes planetą. tada ateisim pas jas aplankyti. Mhm. Tai ačiū tada labai už kvietimą. Ir grįžkime tada per portalus atgal. Ar pasiruošusi tu sugrįžti, ar dar kažką stebi? Jau pasiruošus. Aha, gerai, tai tada grįžtam, aš suskaičiuoju, duodu komandą ir mes grįžtame saugiai iš tos planetos. 3, 2, 1. Tokį blyksnį pamačiau, žinok, toksai tipo labai įdomus toks jausmas. Atrodo, kaip iš aukštai žemai nukrisčiau. Toks jausmas. Kaip išspirstu, kaip nors būtų išspyręs mane. Tai toks jausmas, žinai. Žinai, iš 100 kelintos ten dimensijos. Jo, tokį blyksnį pamačiau ir taip tukšt, žinai, granai jaučiu, kad jau čia. Į realybę. Į realybę, tipo. Granai. Aš stabdau šitą įrašą, nebent nori kažką pridėti prie jo, kad būtų įgarsinta. Kad daugiau kaip ir neturiu ką pasakyti. Aha, gerai, tada aš stabdau šitą.